Tie, kurie bent kartą gyvenime yra susidūrę su kontaktiniais lęšiais, puikiai supras, ką reiškia kontaktinių lęšių alergija. Tai pasireiškia būtent diskomforto jausmu akyse įsidėjus kontaktinius lęšius. Akys niežti, peršti, ašaroja, pastoviai yra nuolatos jaučiamas sudirginimo pojūtis, tarsi kontaktinis lęšis netiktų. Ne? Laikui bėgant prasideda kažkokių tai ir gleivių, gali netgi rega pablogėti, ypač išsiėmus kontaktinius lęšius pastebima, kad lyg tai išskyrų akyse yra daugiau, nusiperkant naują rūšį, įsidėjus vėl naujus kontaktinius lęšius, vis dėlto geresnio pojūčio akyse neatsiranda. Taigi, kas tai sukelia? Tai apskritai, kodėlgi tai būna lygiai taip pat, kai nešiojame netvarkingai tuos kontaktinius lęšius arba dėl tam tikrų tirpalų, kurie dažniausiai būna su konservantais ir reaguoja su tam tikra rūšimi kontaktinių lęšių. Taip pat būna, tarkim, jeigu tai lęšiai yra ne minkšti lęšiai, o kietieji kontaktiniai lęšiai, arba mes juos naudojame netvarkingai, tai ant lęšių susidaro apnašos ir mes juos nepakankamai gerai valom, nepakankamai tvarkingai naudojame. Užklupus kontaktinių lęšių alergijai turime žinoti, kokių veiksmų imtis, kad kuo efektyviau padėtume sau. Pirmiausia, reikia šalinti alergeną, sukėlusi būtent alergiją, atrasti, kas tai yra. Jeigu tai yra kontaktiniai lęšiai, reikia be abejo nenešioti jų ir pabandyti išspręsti tą problemą, kaip sakant, būtent pašalinti simptomus alergijos. Tokiu atveju labiausiai tiktų vienas iš vaistų, tai yra lekrolinas. Kuo jis yra patogus? Jis yra patogus tuo, kad 2 ir 4% atskiruose buteliukuose, bet dabar yra labai patogus variantas, kuris yra atsiradęs pipetėmis. Lekrolinos lašai būtent pasižymi tuo, kad jų sudedamosios dalys, jie slopina tą alerginę reakciją, tą uždegiminį procesą. Taip pat jie pasižymi tuo, kad jie veikia kaip ir drėkinančios ašaros, turi drėkinamų savybių, ar ne? Ramina, drėkina akį. To pasiekoje visi simptomai, visi niežuliai ir vis tai, žinoma, mažėja. Bet be abejo, jeigu tai yra kažkokios tai toliau pažengusi alergija, be abejo, reikia šiek tiek minimaliai atsisakyti kontaktinių lęšių ir stengtis kurį laiką pagyventi be jų, o paskui, jeigu visiškai panaikinus tą priežastį, visiškai išsigydžius, galima pradėti galvoti vėl toliau apie kontaktinių lęšių nešiojimą. Lekrolin tai putliųjų ląstelių stabilizatorius, tinkamas ne vien alergijos metu, bet ir profilaktikai. Dar neprasidėjus alerginiai reakcijai užblokuoja kalcio kanalus. Jau prasidėjusi reakcija slopina iškart ir po kelių valandų nelieka jokių simptomų. Lekrolin slopina paraudimą, ašarojimą, niežulį akių vokuose. Lekrolin lašuose esančios pagalbinės priemonės malšina sausų akių simptomus – perštėjimą, deginimą, svetimkūnio jausmą akyse. Pipetinė forma ypač saugi ir efektyvi, nes joje nėra konservantų. Vaistą pipetėse galima lašinti tiesiog ant kontaktinių lęšių. 4% stiprumo lekrolin pakanka po vieną lašą 2 kart dienoje. Nebūkite abejingi savo akims, juk sakoma, akys tai mūsų sielos veidrodis.